Sveiki, labas vakaras. Labas vakaras, kol laukiam visų prisijungusių, parašykite, ar girdisi gerai, matosi gerai, kaip pas jūs orai, pasidalinkit. Sveiki. Pažįstami veidai, kaip fainiai. Aha, labai gerai. Pasistengsim padaryti labai tokį glaustų, konkretų laivą. Turim jūsų klausimus. Ačiū, kad juos atsiuntėte iš anksto. Mes juos surikiavom, susisteminam į pagrindinės 3 temas. Virškinimą, hormonus, imunitetą ir kitus klausimus, kurie netilpo šias temas. Tai pasistengsiu juos atsakyti. Kai kurie klausimai buvo tarpusavy susiję. Tai tikiuosi, kad jūs galėsit gauti atsakymus. Nu ką, pradėsim nuo populiariausias temos, nuo virškinimo. Iš tiesų tai dažniausiai pasitaikantis simptomas virškinimo sutrikimai ir labai daug sąsajų turi su hormonais ir su imunitetu, dėl to, kad tai yra iš vienos pusės ir pasisavinimas, ir detoksikacija, o imuninė sistema yra mūsų žarnyne, yra limfoidinis audinys, yra po mūsų žarnyno gleivinę ir sudaro barjerą, labai svarbu. Tai bet kokie virškinimo sutrikimai gali trikdyti ir imuninę sistemą, tai galim turėti įvairius autoimuninius sutrikimus ir alergijas ir visa kita. Tai va, pradedam. Pirmas klausimas, grybelis ir sporos koprogramoje. Ar reikia žmogui kreiptis pas gydytoją, ar gali padėti nutriciologas? Tai labai smagu, kad jūs skaitote mano informaciją, mano postus, kad aš rekomenduoju tokį paprastą, bet informatyvų išmatų tyrimą kaip koprogramą. Tai grybelis ir sporos koprogramoje tai yra disbakteriozės požymis ir jeigu jūs kreipsitės pas gydytoją, greičiausiai jūs gausite antimikotinį gydymą, tai yra prieš grybelinį, tačiau aš kaip nutriciologas mane labiau domina klausimas ne kaip išnaikinti grybelį, o kodėl jis ten išvešėjo. Tai labai svarbu visų pirma išanalizuoti, ar jūs nevartojat kažkokių antibiotikų, ar nebuvo imuniteto susilpnėjimo. Nes šiaip grybelis yra mūsų normalios mikrofloros dalis, jis komensalas yra, bet būtent kai yra sukūrimas sąlygos jam išvešėti, mes turim grybelinę infekciją ir kandidinė infekcija iš tiesų turi, iš vienos pusės trikdo medžiagų pasisavinimui, iš kitos pusės kandida gali išskirti labai daug toksinių junginių, kurie veikia ir mūsų psichinę būklę. Tai vat yra ir tokios net sąsajos. Tai mano klausimas kaip nutriciologės būtų, kas atsitiko su imunitetu, galbūt su mūsų dezinfekciniam sistemom, tai yra tulžis ir skrandžio rūgštis. Ar, pavyzdžiui, jūsų koprogramoje jūs matot neutralius riebalus, riebalinės rūgštis, kas gali mums parodyti, kad galbūt yra sutrikęs tulžies nutekėjimas. Tai vat galima pasirinkti tokius 2 būdus. Ar mes tiesiog einam ir bandom išnaikinti, nesigilinant į tą klausimą, tai kodėlgi pas mus ta problema išsivystė. Arba jau dirbom funkciškai mes dirbom grinai su tų mechanizmų atstatymu, apie ką aš labai daug pasakoju savo programos metu. Antras klausimas, irgi iš dalies susijęs, dėl to, kad tai irgi klausimas yra apie rodiklius koprogramoje, jodofilinė flora ir mielagrybiai. Tai vėlgi mes čia matom, jodofilinė flora, tai yra rūgimo procesai mūsų žarnyne, tai gali būti susijęs su pilko pūtimais, bet priežastis yra labai panašios. Tai yra dezinfekcijos sutrikimas. Ir vėl mes galvojam, kas pas mus yra su tulžim. Ar jie pas mus normaliai išsiskiria, yra pakankamai tiršta, kokia pas mus tulžies pūslė, ar nėra jinai hipotoninė ar hipertoninė. Tai irgi galime atsižvelgti ir simptomatiką, ar jaučiat kažkokį simptomų, sakykime, po šonkaulių dešinėje, ar sausa oda vargina, ar vargina vidurių užkietėjimas. Tai va tokie klausimai irgi yra labai svarbus.
Užterštos kepenys ir kasa. Nelabai suprantu, ką mes vadinam užterštom kepenim, nes kepenys iš tiesų yra toks organas, kuris biotransformuoja toksinus, bet savo viduje jų nekaupia. Toksinai yra kaupiami riebalinėme audinyje pagrindė. Tai aišku, detoksikacijos procesas mes palaikant gerą žarnyno darbą. Pučia pilvą. Atrodo kaip 4-5 mėnesių nėštumas. Tai irgi yra bakterijų išvešėjimo sindromas, tai yra disbiozė. Tai vat, pirmas tyrimas, kurį reikėtų atlikti, tai būtų koprogramą. Pasižiūrėti, ką mes ten matome. Ne? Tai mes turim derinti kliniką, ne? Tuos nusiskundimus, simptomus, kuriuos jūs turit, su tai, ką mes matom paskui kraujo ir išmatų tyrimuose. Dėl kokių priežasčių gali būti lipnios išmatos? Tai va tas mano reelsas, kuris rinka labai daug peržiūrų ir labai vyrai taip smagiai reaguoja apie limpantį kakutį prie klozeto, tai iš tiesų yra steatorėja. Steatorėja pasireiškia tada, kada pas mus išmatos atsiranda perteklius riebalų, riebalai nėra normaliai pasisavinami. Tai gali atsitikti dėl kelių dalykų. Vėlgi tulžies nutekėjimas, nes tulžis yra muiliukas, kuris tą riebalą suskaido iki micelių ir paskui jau ateina lipazės. Tai yra mūsų kasos fermentai, kurie jau gali suskaidyti riebalus iki riebalinių rūgščių, tokių pavydulų jau gali pasisavinti. Tai vat visada galvojame, ne? Jeigu yra lipnios išmatos, tai galvojame apie tos du dalykus. Ir nereikia įsigąsti, iš tiesų šiuolaikinis žmogus labai dažnai susiduria su virškinimo sutrikimais, dėl to, kad mūsų visą virškinimo procesą reguliuoja parasimpatinė nervų sistema. Tai yra sistema, kuri vadinasi rest and digest, virškink ir atsipalaiduok, o mes gyvenam tokiam nuolatiniam strese, mes bėgam, mes pergyvenam dėl visokių smulkmenų, stresuojam, aišku, tokioj būsenoj mūsų virškinimo procesai neveiks. Nes kai mums reikia bėgti nuo liūto, tikrai mums nereikia valgyti, mes darom arba vieną, arba kitą. Tai vat nereikia pamiršti, kad mes turim ne tik galvoti apie mitybą, mes turim pagalvoti apie tos įpročius, kuriuos mes turim, apie mūsų gebėjimą amortizuoti stresą, apie mūsų miegą, apie psichologinius dalykus. Tai va čia mes turim tos dalykus integruoti. Kokie dar tyrimai be koprogramos rodo prastą tulžies darbą? Taip pat mes kraujo tyrimuose visada žiūrim bilirubinus, aš žiūriu pagal frakcijas, tiesioginės ir netiesioginės. Ir būtent tiesioginė bilirubino padidėjimas virš 3 man jau gali duoti tokį ženklą, kad gali būti sąstingis tulžies. Dėl vėlgi tokių funkcinių priežasčių, nebūtinai jums reikia bėgti daryti echoskopiją, tai kai jau akmenys susiformuoja, tai jau galim sakyti tokia jau paskutinė stadija diskinezijos, bet tiesioginis bilirubinas ir gali būti du dar dalykai šitoje lipidogramai, kai mes turim padidėjusi cholesterolį, tai irgi gali būti viena iš priežasčių, dėl ko cholesterolis yra padidėjęs, kad su tulžimi normaliai nepasišalina cholesterolio perteklius, arba kaip tik labai žemas cholesterolis, ten sakykime apie 4, žemiau 4, tai reiškia tulžies nepakanka suvirškinti riebalus. Taip pat tokie dalykai, tokie rodikliai kraujo tyrimuose gali mums irgi būti labai naudingi. Aišku, viską taip pat derinti su simptomatika. Tyrimai yra tik pagalbinis instrumentas, kuris gali paaiškinti tam tikrus dalykus, bet tai nėra jau, sakykime, kartais aš jau iš visų simptomų, sakykime, matau, kad yra tulžies pasišalinimo, nutekėjimo sutrikimas, bet, pavyzdžiui, kažkokių ten likučių, riebalų koprogramoje nematau. Tai nereiškia, kad jo nėra. Reikia galbūt pakartoti koprogramą, galbūt reikia įsitikinti, kad jūs valgot viską prieš atliekant koprogramą, tam, kad tikrai pažiūrėt, kad tie riebalai virškinasi ir tada jau daryti kažkokias išvadas. Tai vat jeigu virškinimo tema ir vat būtent tokių dalykų kaip koprograma, ką paskui daryti su tulžies nutekėjimu, aš duodu labai daug bendrų rekomendacijų savo blogą Savisūra grupėje ir Instagram'e, bet jeigu jums reikia sisteminio požiūrio, tam, kad nebūtų čia tokias fragmentinės žinios, aš kviečiu prisijungti prie programos nuo pirmadienio. Tai mano puslapyje margaritamoon.lt
įėję surasis gražių ir sveikų plaukų paslaptis. Tai yra toks užkoduotas mano programos pavadinimas apie virškinimo hormonus ir imunitetą ir mes 5 savaitės labai detaliai viską nagrinėsim, o plane pilnatis jūs dar gausit ir mano asmeninės rekomendacijas jums pagal jūsų jau tyrimų parodymus. Taip, toliau judam. Kodėl būna itin didelės išmatos, gausios, aš taip suprantu, kolonoskopija daryta dėl kitų priežasčių, tačiau nieko blogo nerasta. Tai visada galvokit, jeigu jūsų išmatų apimtis per parą yra labai didelė, tai virš 250 ml taip skaitosi. Tai reiškia, jūsų maistas nepasisavina ir tada aš labiau galvočiau apie plonojo žarnyno kažkokius sutrikimus. Kolonoskopija vertina pagrindė tik tais storąjį žarnyną ir mums reikia pasižiūrėti. Aš pasižiūrėčiau celiakijos būtinai žymenis ir pasidaryčiau ne antikūnius, o būtent genetinis. Jeigu yra genetinis polinkis, jau galima, aš manau, nelaukti, kol jinai išsivystys, arba kitų kažkokių priežasčių, dėl ko pasisavinimas yra prastas. Taip, toliau. Kaip geriausiai spręsti lėtinį vidurių užkietėjimą? Koks tyrimas rodo, kad žarnynas yra pralaidus? Tai atsakant į pirmą klausimą, vidurių užkietėjimas labai dažnai yra susijęs su tulžies nutekėjimo sutrikimu, dėl to, kad tulžis užtikrina mums ir peristaltiką, todėl kai žmonės pradeda gerti karčias arbatas, jiems pasidaro geriau, jie dažniau eina į tualetą, tai gali pradėti nuo karčių žolelių arbatų, nebūtinai iškart galvoti apie pelyną, galim pagalvoti apie kiaulpienių šaknų arbatą, apie netgi ramunėlių arbatą, kurie taip pat ir spazmus nuima. Tai vidurių užkietėjimas taip pat gali būti susijęs ir su vienu iš SAIBO porūšių, su metanogeniniu, bet čia jau sudėtingesnė situacija, kuriai tikrai nėra galimybės duoti tokį vienareiškį atsakymą. Koks tyrimas parodo, kai žarnynas yra pralaidus? Nėra tokio tyrimo, bet dabar jau yra zonulino tyrimas išmatose, bet jis kainuoja apie 150 €. Aš manau, kad tai neverta daryti. Jeigu turi bet kokį autoimuninį susirgymą, galima daryti jau tokią prielaidą, kad pralaidus žarnynas yra. Tai yra šiuolaikinis glitimas, jeigu jūs valgot paprastą duoną, kviečius, kurie yra paprasti, kai duona yra kepama greitai, pramoniniu būdu, tai beveik visi žmonės turi pralaidų žarnyną ir dėl to mes turim tokį paūmėjimą, autoimuninių ligų atvejų pagausėjimą ir, galim sakyti, jau pandemiją, kas liečia autoimuninį ligų. Tai nežinau, parašykit man galbūt komentarį vienetą, jeigu turite autoimuninį susirgymą ir pamatysit, kiek iš tiesų žmonių turi imuniteto sutrikimą ir pralaidų žarnynas yra būtina sąlyga išsivystyti imuniteto hiperaktyvumui. Taip, koks tyrimas parodo skrandžio rūgštingumą? Skrandžio rūgštingumą gali parodyti gastropanel tyrimas, jame yra gastrin 17B. Tai gastrinas B padidėjimas virš 7 gali parodyti, kad yra sumažėjęs rūgštingumas. Dėl ko? Nežinom. Gali būti atrofija, gali būti uždegimas, gali būti dar kažkokias, sakykime, priežastis, ta pati hipotireozė. Irgi webinaro metu sakiau, jeigu turite hipotireozę, tai galima dėti lygų žemas skrandžio rūgštingumas. Dėl ko? Dėl to, kad energijos trūksta, ne tik jums, visoms ląstelėms. Ir protonų pompoms, kurios pompuoja skrandžio rūgštį, trūksta energijos. Tai aišku, visi procesai bus sulėtėję ir vidurių užkietėjimas gali būti ir plaukų slinkimas, dėl to, kad irgi augimo fazė trumpėja. Tai bet jeigu norit pasidaryti, gali pasidaryti gastropanel tyrimą. Webinaro metu minėjau, kad esant SAIBO reikia atstatyti skrandžio rūgštį. Jeigu jūs grupėje šią savaitę radote video, aš dalinausi iš kitos savo tokio webinaro apie SAIBO priežastis. Ir ten buvo išvardytos 5. Tai ne tik skrandžio rūgštis, tai skrandžio rūgštis ir tulžis, čia mūsų dezinfekatoriai, paskui yra migracinis motorinis kompleksas, kuris užtikrina tai, kad jūsų išmatos nesusilaiko, o laiku praeina tranzitu.
Tai yra ileocekalinis vožtuvas, tai yra vožtuvas, kuris labai gerai atskiria storąjį žarnyną nuo plonojo žarnyno, neturi tos bakterijos, kurios gyvena storajam žarnyne, patekti į plonai, nes ten turi būti sterilu, ten vyksta pasisavinimo procesai ir žinoma mūsų gleivinė imunitetas, tai yra imunoglobulinai A. Tai yra 5 pagrindinės tokios priežastis, kurių sutrikimai, tų mechanizmų sutrikimai gali įtakoti tos disbakteriozės atsiradimą. Tai reikėtų ne tik į skrandžio rūgštį pasižiūrėti, o kompleksiškai. O kompleksiškai mes žiūrim kada? Programos metu. Kokia pagalba, ką reikia vartoti papildomai, jei tulžis pilna akmenų. Operuoti nenoriu, nes priepuolių nėra. Tai dažniausiai, kai turit jūs didelio dydžio akmenis tulžies pūslėje, priepuolių ir nebūna, bet ji yra nefunkcionali. Ji neatlieka savo funkcijos, o tulžies pūslės funkcija yra kaupti tulžį, tiesiog yra prastas tas pasišalinimas, tulžies nutekėjimo yra sutrikimas. Ir aš šiaip visada už organo išsaugojimo, bet iš funkcinės medicinos ir tų gydytojų, kurie prisilaiko tų funkcinio požiūrio, ne? Tai būtent tada, kada yra tulžies pūslė pilna akmenų, tai gali būti viena iš priežasčių, kada visgi reikėtų šalinti, nes ji yra nefunkcionali. Taip, aišku, tada reikėtų pakaitinės terapijos, reikėtų fermentų su tulžimi tam, kad pakeisti, bet dabar šiuo metu jinai tiesiog neatlieka jokios funkcijos. Gali turėti visą tą simptomatiką susijusią su prastu tulžies nutekėjimu. Ir klausimą, kurį vėl turit klausti, kodėl susiformavo akmenys. Nes netgi tada, kada jūs pašalinsit tulžies pūslę, jeigu, sakykime, jūs pašalinsit, tai klausimas, kodėl jie ten pas jūs susiformavo. Ar turite estrogenų dominavimą, ar vartojat kontraceptinės tabletės, ar pakaitinė hormonų terapija, ar Žilberio sindromas yra, kuris irgi didina estrogenų dominavimo riziką, ar kitos priežastys, kurios įtakoja tulžies reologiją, jos tekmę, dėl ko įvyko tas sąstingis, nes irgi akmenys nesiformuoja per naktį ar per savaitę, tai turi būti labai ilgas pakankamai procesas, ar kartais būna besimptomis, todėl aš visada rekomenduoju bent kartą į 2 metus daryti echoskopijas, jeigu galite kartą į metus, vidaus organų tiesiog kaip skryningą, nes tai yra labai irgi svarbu. Ar gali būti, kad dėl hemorojų sunku priaugti svorį ir atsiranda pilvo pūtimas? Nemanau. Hemorojus tai labiau susijęs su jungiamo audinio displazija, tai yra tiesiog laisvesnis jungiamasis audinys. Galima surišti, sakykime, tai, kad jūs turit pilvo pūtimas, galbūt turit ir refliuksą, tai tie vožtuvai, kurie irgi atskiria ir stemplę nuo skrandžio, irgi gali būti laisvesni, tai irgi čia tokia sąsaja gali būti, bet taip, kad tiesiogiai dėl hemorojus, tai aš tikrai nemanau. Po bet kokio valgio pučia pilvą, mėsos aš vis negaliu valgyti, gydytojas sakė susitaikyti ir gyventi. Visų pirma, atliekam koprogramą, jeigu matom ten pokyčius, sakykime, nesuvirškina, bet jums prieš koprogramą reikia valgyti viską, pabandyti bent dieną, bent parą ir mėsą. Ir tada jūs galite pažiūrėti, ar yra nesuvirškintų raumenų skaidulų. Jeigu yra, tada galite atlikti gastropanelę, čia skrandžio vertinimas iš kraujo. Pažiūrėti, gal iš tiesų pas jūs yra gastritas, atrofija, galbūt sumažėjęs skrandžio rūgštingumas, dėl to nevirškina jums maistą, galbūt vėlgi yra tulžies nutekėjimo problema. Matote, ten viskas yra taip savo susiję ir atstatymas eina per tokią 4R programą: Repair, Remove, Replace, Reinoculate. Sukurta buvo Amerikos funkcinės medicinos instituto, tai apie ją detaliai mes turim atskirą paskaitą programos metu, tai turbūt ilgiausia paskaita yra, nes ji yra 1 valandos trukmės ir paskui būtent po jos yra laivas su klausimais, nes būtent po tos paskaitos mes turim daugiausia klausimų, nes matot, netgi čia mes turim, aš turiu greičiausiai daugiausia klausimų iš virškinimo temos. Tai jeigu norit prisijungti, liko tik tais 40 kažkiek vietų iš numatytų 200, tai galimybė yra. Prisijungti galima tik dabar,
nes kitą kartą mes galbūt darysim kitais metais, nes tikrai labai daug energijos atimanti programa, kur aš esu pilnai įsitraukus, labai daug eina bendravimo, tai darau nedažnai, bet kai darau, jau darau su pilnu įsitraukimu. Tai va, lauksiu jūsų, jeigu turit virškinimo problemų, bandysim jos spręsti kartu. Taip, toliau. Ar esant virškinimo sutrikimams gali traškėti, skaudėti sąnariai? Aš manau, kad gali, dėl to, kad vis tiek viską, ką jūs suvartojat, suvalgot, ne, tai yra statybinės medžiagos jūsų kitiems audiniams. Tai jeigu jūs normaliai nepasisavinat maisto arba jūsų, sakykime, yra neoptimalus, va čia yra susijęs, netgi klausimas, galbūt ir iškart jį ir perskaitysiu, yra, jeigu, va, sakykime, gali sąnarių skausmai, kokie gali būti, kokios priežastys, o mityba yra veganiška. Tai va, jeigu ir pasisavinimas sutrikęs arba jūs turit kažkokią dietą, kuri yra stipriai ribojanti, tai tikrai gali įtakoti sąnarius. Tai pavyzdžiui, sąnariams labai yra svarbus sulfatai, tai yra siera. Sieros daugiausiai yra gyvulinės kilmės maiste, tai yra baltymas. Tai vat, jeigu mes nesuvartojam baltymų pakankamai, mes negaunam pakankamai sieros. Tai vat, veganai turi visada MSM papildą vartoti papildomai, dėl to, kad jie su maistu negauna. Neužteks sieros, sutrinks sulfatacija, neturėsim pakankamai sulfatų sąnariams. Taip pat, jeigu jūs turit kažkokį žarnyno uždegimą, tai bendras tas uždegimas, sakykime, hiperaktyvuota imuninė sistema, aišku, gali įtakoti visus organus, pasirinktinai gali pasirinkti mūsų sąnarius, gali ir autoimuniniai kažkokie sutrikimai būti, pavyzdžiui, jeigu pasidarytumėt ANA antikūnius, tai yra antinuclear antibodies, tai vat jie irgi, jie nėra specifiniai, bet gali pasakyti jums, ar jūs turite autoimuninių susirgymų jungiamojo audinio. Tai vat nuo to galima pradėti. Bet taip, virškinimas ir sąnariai tikrai turi labai daug sąsajų. Suvalgius neįtin gerų maisto produktų, saldainiai, traškučiai pasidaro negerai, bloga, sustoja skrandis, kaip sau pagelbėti? Man atrodo, čia yra ideali situacija, aš norėčiau, kad visi mes taip reaguotume į blogą maistą, dėl to, kad čia jūsų organizmas iškart parodo, kad jums jis netinka ir reikia džiaugtis, nereikia ieškoti dabar būdų kažkaip valgyti kažkokį šlamštą tam, kad jaustumėtės geriau. Tai tikrai neduosiu čia kažkokių patarimų, rekomenduoju tiesiog nevalgyti šitų dalykų jums ir kitiems. Skauda pakrūtinė, rėmuo, rūgštis kyla, kaip sau padėti? Labai dažnai refliuksas yra susijęs su disbakteriozė, tai yra su pilvo pūtimais, dėl ko? Dėl to, kad jau daug kartų pasakojau, kad yra intraabdominalinis spaudimas, iš apačios kažkas spaudžia. Moteris nėštumo metu labai dažnai susiduria su refliuksu, su rėmeniu, dėl to, kad vaikas spaudžia ir tiesiog turinys užsimeta į viršų. Tas pats gali atsitikti, kada jūs persivalgot, kada jūs turit viršsvorį, tada, kada jums spaudžia iš apačios dujos, ne? Tai vat, atsidaro vožtuvai, turit rūgštį stemplė, gali turėti tulžį netgi, ne? Tai gali būti kartumo jausmas burnoje, geltonas liežuvis. Tai visa tai yra refliuksai, užmetimai. Ne? Tai nebūtinai yra aukštas rūgštingumas ar žemas rūgštingumas, tai tiesiog yra užmetimas. Tai va, turit pasižiūrėti į žarnyno jūsų sveikatą visų pirma. O tam, kad savo padėti, jeigu norit greitai, tai būtų alginatai. Tai pas mus tai yra refliuksaidas, pavyzdžiui, po valgio ir nakčiai, toks plūstelis, barjerinė čia priemonė, plūstelis susidaro ant viršaus. Ir tada rūgštis negali jums patekti į stemplę ir taip jums yra geriau. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes lygintume su antacidais arba su omeprazoliu, tai jisai neturi, alginatai neturi tokio neigiamo poveikio kaip
protonų pompos inhibitoriai ir antacidai, kurie tiesiogiai mažina mums skrandžio rūgštį. Tai va, kaip palaikyti kasą? Žemi fermentai. Aš nelabai žiūriu kasos fermentus kraujuje, jeigu ten yra kažkokie įtarimai, kad pas žmogų gali būti fermentų trūkumas. Tai yra tyrimas iš išmatų, vadinasi kasos alostazė 1 išmatose. Tai vat, jeigu rodiklis yra žemiau 400, tai yra jau rodiklis, kad yra kasos nepakankamumas. Vėlgi turim galvoti, o kodėl, ne? Ir tada ieškoti tų priežasčių. O padėti irgi galim įvairiais fermentais, jeigu toks poreikis yra. Tik reikia pasirinkti teisingus. Yra augaliniai, o paskui su gydytoju, jeigu reikia skirti kažkokias gyvulinės kilmės, tai yra jau atskira kalba. Tai va, virškinimo mes bloką baigiam, perinam prie hormonų. Skydliaukės hormonai normos ribose, antikūniai 800. Ar tikrai reikia atsisakyti visų pieno produktų? Tai antikūniai tai rodo, kad pas jūs yra autoimuninis procesas, jūsų imunitetas atpažįsta kaip priešą jūsų pačių fermentus, dažniausiai tai yra tyroperoksidazė, gali būti tyroglobulinas. Ir, pavyzdžiui, pieno baltymas, dažnai kazeinas yra labai panašus, toks imunogeninis, gali būti panašus į kai kurios kitas baltymų struktūras, dėl ko ir atsisakoma pieno produktų. Jeigu atsisakoma, tai žinoma visų, ne? Tai jeigu jūsų trigeris yra kazeinas, tai tada juos atsisakoma. Kaip sužinoti, ar čia trigeris ar ne? Čia tik eliminacija, provokacija, išimat, paskui, sakykime, ten pusę metų išimat, po pusės metų žiūrit, kaip ten su antikūniais. Aišku, tai ne tik vienas produktas, yra labai daug, kurie gali būti mūsų antigenai. Maistiniai antigenai, kurie gali trigerinti mūsų imuninę sistemą, tai gali būti ir glitimas, tai gali būti šitie saponinai, tai gali būti lektinai. Tai vat, čia tik vienas pavyzdys, kaip maistas gali būti priešu. Todėl ir nėra vienos idealios dietos visiems, dėl to, kad mes visi esame skirtingi genetiškai, taip, etniškai. Tai vat, vieni žmonės gali pieno produktus valgyti, kiti negali. Buvo paminėti skydliaukės kortizolio insulino korekciniai būdai, bet kaip sureguliuoti kitus svarbius hormonus, tokie kaip estrogenai, testosteronas, leptinas, grelinas. Tai vat, apie estrogenus, testosteroną, kortizolį, insuliną mes kalbam programos metu. Tai yra 4 pagrindiniai hormonai, su kuriais reikėtų pradėti dirbti. Taip? Tai su atsparumo insulinai, su estrogenų dominavimu, kad ta detoksikacija būtų gera. Su kortizolio reguliavimu. Kortizolis yra labai svarbus ir geras hormonas, tik tais mūsų problema yra, kad jisai būna aukštas ne laiku arba žemas, kada mums reikia būti budriems. Tai vat irgi. O apie leptiną, greliną mes programoje nekalbam, dėl to, kad leptinas labai didelę sąsają turi su insulinu. Tai irgi būna ir atsparumas leptinui, kai atrodo, kad jūs turit pakankamai jau to riebalinio audinio ir turėtų eiti signalas jūsų smegenims, kad jo gana, jau nebereikia mums. O smegenys negirdi. Tai va čia vadinasi leptino rezistencija. Tai jį kažkaip mes specialiai nereguliuojam, bet reguliuojam per insulino korekciją, per atsparumo insulinai korekciją. Ir kaip minėjau, visi hormonai yra tarpusavį susiję, bet nuo tų 4 reikėtų pradėti. Ir būtinai ateikit į pilnatį, dėl to, kad būtent ten galim užduoti klausimus, nes tikrai bus daug klausimų, aš žinau, ir norėsis visgi tų išaiškinimų, tai jeigu reikia mano išaiškinimų, tai geriau prisijunkit prie tos didesnės programos. Kokie tyrimai rodo, ar yra hormonų disbalansas? Hormonų yra labai daug, todėl ir tyrimų gali būti labai daug. Tai vat, nėra vieno atsakymo. Kokie tyrimai parodo estrogeno progesterono kiekį? Kokią ciklą daryti? Kokią ciklo dieną daryti? Jeigu jūs norite daryti iš kraujo, tai tada estrogeną FSH, LH darom 3 ciklo dieną. Jeigu jūs darot iš šlapimo, dabar irgi yra estrogenai, metabolitai, sužinojau, sinladai irgi yra, tie mums yra netgi vertingesni negu kraujo tyrimai, dėl to, kad parodo, kiek yra tų blogų estrogenų ir kiek yra tų gerų, dėl to, kad dėl tų blogų estrogenų gali išsivystyti ir endometriozė, ir onkologiniai įvairūs moteriški susirgimai.
Ir tiesiog tai yra būtent tos detoksikacijos sutrikimų požymis. Progesteronas, dėl to, kad tai yra antros ciklo dalies hormonas, rekomenduojama atlikti 17-21 dieną, jau po ovuliacijos, jeigu jūs darote. Tai va, būtų toks atsakymas. Kokį endokrinologą jūs rekomenduotumėt, kad žiūrėtų ne tik TTH? Mano praktikoje visi žiūri skydliaukės hormonus taip pat, TTH ir bent T4 tikrai. Gali pasidaryti visą panelę patys ir tiesiog nukeliauti pas endokrinologą su visą skydliaukės hormonų paletė. Tai TTH, laisvasis T4, laisvasis T3. Ir galima antikūnus. ATPO dažniau pasitaiko. Dėl ko susidaro miomos? Ką galvojate apie gimdoje esančias miomas, ar yra galimybė, kad jos dings? Visų pirma, miomas yra susijusios su estrogenų dominavimu, o tai yra dėl to, kad ir aplinkoje yra labai daug ksenoestrogenų, kurie sutrikdo estrogenų balansą. Taip pat mes dažnai turime įvairius detoksikacijos sutrikimus, tai yra kepenų mūsų funkcijos nepakankamumas, gali būti apkrautos kepenys, ne per daug, dėl to, kad jūs galite toksinai maiste, kažkokie ten pesticidai, herbicidai, dar tepat ant savęs, o kepenys turi tam tikrą ribotą resursą, ne? Tai viskas priklauso nuo to, kiek yra apkraunamas, bet jeigu jos yra apkraunamas ir tada jos estrogenai nėra normaliai metabolizuojami, nes kai jie atlieka savo darbą, turi pasišalinti, taip su išmatomis. Tai įvairūs detoksikacijos sutrikimai, įskaitant vidurių užkietėjimą, iškart didina miomų atsiradimo riziką. Tai todėl dirbam su trimis dalykais: kepenys, kepenų darbo palaikymas, tulžies nutekėjimas. Šiaip nežinau nei vieno sutrikimo, kur mes neturim dirbti su tulžimi, nes tulžis yra vienas svarbiausių. Tulžies nutekėjimo palaikymas vienas svarbiausių yra dalykų, kai mes kalbam apie detoksikaciją. Ir žinoma, žarnyno palaikymas. Taip. Ir darbas su atsparumu insulinui. Dėl ko? Dėl to, kad toks ilgalaikis atsparumas insulinui veda prie ko? Prie suriebėjusių kepenų. Suriebėjusios kepenys jų detoksikacijos visiškai negali atlikti normaliai ir žinoma, estrogenai taip pat yra anaboliniai hormonai, kurie taip pat prisideda prie įvairių ląstelių proliferacijos. Tai ir turim polipus, miomas, fibroidus kažkokius, ir krūtyse, cistas ir visa kita. Bet tai nereiškia, kad jeigu netgi ir nėra, sakykime, irgi priklauso nuo miomos dydžio, jeigu nėra galimybės, sakykime, kad jinai dings, bet jūs bent jau pradėsite dirbti su tom priežastim, dėl kurių jie atsirado. O tai yra labai svarbu, nes tos priežastis gali įtakoti ir visai kitus patologinius procesus. Tai vėl grįžtam, atrodo, kalbam apie hormonus, vėl grįžtam į virškinimą. Sąsajų milijonas. Noriu paklausti, kuo skiriasi L-tiroksinas ir eutiroksas, kuris geriau. Šiaip, kiek aš esu girdėjusi iš endokrinologų užsienyje, eutiroksą privengia, bet jeigu skiria, rekomenduoja gerti labai anksti, pavyzdžiui, 5 ryto, kad būtų ne pusvalandis ar valanda prieš kitą maistą, o ilgesnis laiko tarpas, ir eutiroksas nėra skiriamas tada, kada yra bet kokių pasisavinimo sutrikimų. Tai čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Papilomas, nuo ko pradėti gydyti. Tai vėlgi, viena iš priežasčių atsparumas insulinui. Dirbam su jautrumo insulinui didinimu. Tai gali būti ir papildai, gali būti fizinė veikla, dėl to, kad mūsų ląstelė yra tokie transporteriai, kur vieni iš jų yra aktyvuojami insulino, tam, kad gliukozė patektų į ląstelę, kiti yra nepriklausomi nuo insulino. Ir jie yra aktyvuojami tada, kada mes daug judam. Tai jeigu jūs turite tokį sėdimą darbą ir surenkat per dieną 1000 žingsnių, tai irgi savo jautrumui insulinui jūs nepadedat. Tai galvojat, koks ten ryšys, papilomas ir sėdimas darbas. Pasirodo, galima rasti tų ryšių. Skausmingi spuogai ant smakro. Tai čia jau biškai galiu galvoti iš endobegenikos žinių, būtent bet kokie bėrimai ant smakro, būtent šioje apatinėje dalyje, yra susiję būtent su androgenais ir su testosteronu. Tai reikėtų pasižiūrėti, kaip pas mus yra su androgenais. Geriu L-tiroksiną, taip pat tivuliną.
čia metforminas, čia yra vaistas mažinti gliukozę, toks priešdiabetinis vaistas. Endokrinologė padarė tyrimus, skydliaukės hormonai yra normoje, kaip supratau, pakankamai kompensuota. Čia iškart noriu atkreipti dėmesį, normoje pagal laboratorijos tyrimus ir norma, kaip aš žiūriu, funkciškai skiriasi. Ir mūsų programai, kai aš darau kraujo tyrimą, aš duodu jums ataskaitą visai kitokią. Ji bus pažymėta spalvomis, tai ten nebus norma, nenorma, ten bus optimalu, mažiau optimalu, jau reikia susijaudinti ir jau ten aliarmas, raudonai. Tai va tada mes galim žiūrėti, ar iš tiesų gerai kompensuota, ar iš tikrųjų tie tyrimai pas jūs yra norma. Ir tada jau tiksliškai parinkti korekcijas. Tai va, irgi šiame atveju tyrimai yra norma, tačiau visi simptomai niekur nedingsta. Savijauta labai bloga. Kaip žinoti, ar tikrai neaktyvus T4 mano organizme konvertuojasi į aktyvų T3? Koks tyrimas tai gali parodyti? Ar pakanka tik paprasto T3 kraujo tyrimo, kuris mano atveju lik ir norma būtų? Šiaip konversijos greitį galim paskaičiuoti. Yra toks periferinės konversijos indeksas T3 padarinti T4 turi būti ne mažiau 0,32. Taip, 3,2, 3,3, 0,3233. Tai jeigu mažiau, tai konversija yra sumažėjusi. Bet jūsų atveju, dėl to, kad jūs turite atsparumą insulinui, dėl to, kad jau jūs vartojat metforminą, ta konversija bus sutrikusi. Dėl to, kad atsparumas insulinui mažina konversiją. Ir jeigu jūs vartojat metforminą ir niekada dar nedarėt B12 tyrimo, rekomenduoju būtinai jį atlikti, nes metforminas mažina B12 labai stipriai. Tai visada iškart vartojant metforminą turi būti skiriamas B12. Tai rekomenduoju prisijungti prie programos ten, kur mes darom tyrimų vertinimą, tada aš jau galiu konkrečiau jums pasakyti, ar pas jūs yra konversija gera ar negera ir kaip pagerinti. Pagerinti galima seleno pagalba, aišku, nes jis labai yra svarbus verčiant šios hormonus į aktyvias formas, bet ne tik, yra ir kiti mineralai. Tai va, hormonų temą baigiam. Aš matau, kad yra klausimų ir visgi noriu atsakyti tos, kurie buvo iš anksto užduoti ir paskui pasižiūrėsiu, kokie yra klausimai čiate, pasilikite iki galo, nepabėkite, atsakysiu, pasistengsiu. Va, imunitetas. Ką rodo dvigubai didesni eozinofilai? Kiek girdėjau, tai ne tik alergija. Tikrai ne tik alergija, eozinofilai gali būti susijęs su histaminu. Taip, histaminas nebūtinai pasireiškia kaip kažkokia dilgėlinė, tai yra uždegiminis mediatorius, gali formuotis pas mus žarnyne, pagrinde ir formuojasi pas mus žarnyne, ir gali tai būti reakcija į kažkokį maistą, tai maistinis tas jautrumas, tai gali būti taip pat ir parazitai, irgi čia reikia galvoti, kad eozinofilai, bazofilai, tai yra tokias imuninės ląstelės, kurios reaguoja tos didesnius patogenus, kuriuos jie ten negali taip praryti lengvai. Tai vat, ir dar nereikia nepamiršti, kas pas mus eozinofilus slopina. Slopina eozinofilus pas mus kortizolis. Tai būtent tada, kada mes turim kažkokią alergiją, mums gydytojai išrašo kažkokį steroidinį tepaliuką ir alergija praeina. Tai va čia eozinofilus slopina kortizolis, aukšti eozinofilų lygiai, galim pagalvoti, ar nėra silpnas kortizolis. Irgi tik prielaidos, bet tikiuosi, kad bent jau kažkur ant kažkokio jūs kelią užvedžiau. Bet vis tiek žarnynas, kai kalbam apie histamino netoleravimą, vis tiek grįžtam į žarnyną. Ar sutvarkius insulino rezistenciją esamos papilomos ar hemangiomos dings? Ar reikia šalinti? Galimai reikia šalinti, nes jau tokie čia yra odos dariniai, bet tai dar nereiškia, kad mes neturim tvarkyti insulino rezistencijos. Taip, tai yra labai svarbu, nes aukšta gliukozė kraujyje tai yra mūsų kraujagyslių pažeidimų faktorius. Tai yra mūsų visų audinių glikacijos rizika. Glikacija yra karamelizacija. Tai va, tikrai reikėtų dirbti su angliavandenių apykaita. Autoimuninės ligos visam gyvenimui ir vis dėlto galima atsikratyti, reguliuojant stresą ar mitybą. Neprižiūrint mitybą, viskas sugrįžta kaip įtari, nes kažkur tai skaičiau, pilnai žarnynas atsistato per 5 metus. Bet kas laikosi tos griežtos dietos taip ilgai.
Kalbant apie autoimuninės ligas, aš visada pabrėžiu, kad jos yra nepagydomos, bet jas įmanoma kontroliuoti. Ir mes galim turėti autoimunitetą labai daug metų. Autoimunitetas tai reiškia, kad tas hiperaktyvumas mūsų imuninės sistemos dar nesukūrė pakankamai pažaidos tam, kad išsivystytų disfunkcija ar liga. Ir kai mes kalbame autoimuninę ligą, tai reiškia, kad autoimunitetas jau pasireiškia fenotipiškai, jau mes turim kažkokį pasireiškimą. Tai jeigu jūs turite tik autoimunitetą, kaip mano atveju buvo, aš tiesiog iš smalsumo pasidariau antikūnius, jų ten buvo gal kokie 120, sakykime, TPO. Aš neturėjau kažkokių kitų simptomų, tai TPO 120 reiškia, aš turiu autoimunitetą. Bet jeigu aš biškį ilgiau laukčiau, pas mane išsivystytų hipotireozė. Tai jau pasiekmė, sakykime, to autoimuniteto ir autoimuninis tiroiditas tai jau yra kaip ir diagnozė. Ar jisai dings pas mane kažkada? Ne, nedings, bet aš galiu kontroliuoti savo, sakykime, tą imuniteto aktyvumą per žarnyną, hormonų reguliavimą, tam, kad antikūniai nebūtų tūkstančiai, sakykime, kad nebūtų hipotireozės. Ir vėlgi iš savo patirties, kartais įplaukiu hipotireozę, tai pasidarau tyrimus, paskui iš jos vėl išplaukiu ir suprantu, kad tai yra visgi ir adaptacija, nereikia galvoti, kad čia viskas visada mūsų kūne turi būti idealu. Mes turim labai daug periodų ir gyvenime, ir sezoniški yra pokyčiai, kur mes turim prisitaikyti. Ir skydliaukė labai yra nesilpna, o jautri pokyčiams pavasarį. Kai mes kalbame apie vasarį, kovo mėnesį ir jeigu mes turim dar didesnį stresą, jinai labai greitai gali kristi, tai jos funkcija. Tai čia jau endobegenika man labai patinka, kai žiūri labai plačiai, ne tik tos skaičiukus kraujo tyrimuose, bet bandant atsakyti klausimą, prie ko mes čia bandom adaptuotis. Tai ir skydliaukė tikrai dalyvauja adaptacijai. Taip, tai atsakymas, kad autoimuninės ligos nedings. Mityba, kurią jūs pasirinksite tam, kad kontroliuoti savo autoimuninę ligą, turi likti visam gyvenimui. Tai nereiškia, kad jūs čia dietą kažkokį padarėte vieną mėnesį, jums pagirėjo, jūs grįžtat prie kitos. Tai gali būti negriežta, nebūtinai tai turi būti griežta kažkokia dieta, bet dieta, kuri tinkanti jums. Ir apie autoimuninį protokolą, čia toks galbūt universalus įrankis, kuris gali tikti žmonėms su autoimuniniais susirgymais. Aš pasakoju mūsų paskaitoje autoimuniniai susirgimai, yra pateikiami sąrašai, ką valgom, ką nevalgom, tai galima eksperimentuoti su tais dalykais, šalinti, gražinti, žiūrėti, kaip mūsų organizmas reaguoja, ne tik iš virškinimo simptomų, o ir iš kitų su virškinimu nesusijusių simptomų. Tai pavyzdžiui, miegas, energijos lygis, potraukis saldumynams, agresija, emocijos, depresija. Taip, labai daug maistas turi įtakos kitiems dalykams, apie kuriuos mes galbūt negalvojam, kai mes kalbame apie maistą, nes vis galvom, kad maistas turi tik virškinimus kažkokius simptomus, bet tikrai atkreipkite dėmesį. Labai yra puikus pratimas vesti mitybos dienoraštį, tiesiog ką valgot, kaip jaučiasi iškart po valgio ir kaip jaučiatės 2 valandas po. Tai žiūrėkite viską, būna maistas jums iškart, jeigu jūs tokie esate reflektyvi, tai galite iškart pastebėti, kad suvalgau aš tą kiaušinį ir man 2 valandas, aš ten tokia blogai jaučiuosi, energijos nėra. Vieną kartą, antrą kartą ir tikrai gali susidėlioti paveikslas, pasirodo, kiaušinis netinka. Ar jisai blogas produktas? Ne, puikus, bet kitam gerai, jums ne. Tai čia yra būtent eliminacijos provokacijos principai. Koks yra ir kaip tiksliai vadinasi atsparumo insulinui kraujo tyrimas ir kur jį pasidaryti? Tai atsparumą insulinui mes galim paskaičiuoti pagal formulę, arba yra internete kalkuliatoriai, grupėje aš taip pat dėjau tiesioginę nuorodą, kaip paskaičiuoti. Bet tam, kad paskaičiuoti, jums reikia 2 rodiklių. Gliukozė nevalgius, insulinas nevalgius. Ir jūs, kai įsivedat į kalkuliatorių, turi būti nedaugiau 1,4 ir tikrai nedaugiau 2. Jau taip optimaliai iki 1,4, tikrai ne virš 2. Virš 2 jau tokia pažengusi situacija, jau toks pažengęs atsparumas insulinai. Ir tai gali būti susijęs su mityba arba su kitais hormonais, kurie didina gliukozę, o jų yra net 7. Tai
Ar tiesa, kad papildomas vitamino C ir cinko vartojimas negerina imuniteto veiklos? Šiaip aš visada tik tais už tai, kad mes vartotume viską pagal paskirtį. Nes aš tikrai mačiau ir cinko perteklių kraujo tyrimuose po COVID, nes žmonės vartodavo labai didelis dozes, ten po 50 mg, dėl to, kad galvoja, kad čia prieš virusinė. Tai jeigu yra trūkumas, mes turim kompensuoti trūkumą ir žinoma, cinkas turi įtakos ir mūsų imunitetui, ir mūsų odai. Tai vat, kai kalbame apie odą, tai yra cinkas, omega-3 ir vitaminas A, čia trijulė mūsų pagrindinė. Tai yra taip pat skrandžio rūgšties gamybai mums cinkas yra reikalingas. Tai vat, jis labai yra svarbus. Ir netoksiškas metalas, netoks kaip varis ar geležis, tai su juo biškai yra lengviau. To tokio perdozavimą, galbūt negausit, bet reikėtų visgi pagal tyrimų žiūrėti, ar vartoti ar ne. Ir visgi pasisavinimas. Būna, kad žmonės vartoja papildus netgi, o tyrimuose nėra pokyčių, tai tada žiūrim, galbūt dozė, galbūt forma kitokia, galbūt tiesiog tada vėl galvome apie žarnyną. Ir vitaminas C žmonės negamina. Gaila, nes kiti gyvūnai gamina vitaminą C patys, sintetinimas yra organizme, tai todėl turim gauti iš išorės. Ir vitaminas C labai yra trapus, tai sakykime, jeigu mes valgom produktus, kuriuose yra vitamino C, tai labai greitai mes turim juos suvartoti, nesakykime, tai va. Bet vis tiek, tai nereiškia, kad mes nevalgom šitų produktų, tik iš papildų tikrai turėtume valgyti, bet kartais būna, kad to nepakanka, būtent dėl to tokio ypatumo. Tai papildomai mes vartojam 500 mg, kartais iki gramo galima įtraukti. Čia yra vadinėje tirpus vitaminas, tai jisai greitai pasišalina. Hemoglobinas 127, feritinas mažas 6, leukocitai 3,3, baltymas buvo 7,2, dabar 6,9, geležis netoleruojama. Ar gali būti, kad leukocitai nukrenta, nes mažai geležies atsargų? Pirmas punktas, hemoglobinas tai ne tik geležis. Čia labai yra didelė klaida pradėti vartoti geležies papildus tik vertinant hemoglobiną. Hemoglobinai susiformuoti reikia geležies, reikia B9, B12, vario. Tai mes žiūrim visus šituos. Ir sumažėjęs leukocitų skaičius yra visgi labiau susijęs su B9, B12 trūkumu. Tai yra vienas iš tokių požymių. Tai aš žiūrėčiau homocisteiną, B9, B12 ir būtent B9, B12 tai yra metilinimo kofaktoriai, o metilinimas būtinas baltymų sintezei. Tai tikiuosi ne per sudėtingai pasakiau, bet vis tiek tą baltymų sintezę reikėtų pažiūrėti. Ir aišku, VBC tai yra imunosupresija, sumažėjęs leukocitų lygis. Jeigu taip pastoviai mes tada galvojam, arba tai yra ten kažkokia lėtinė liga, tai gali būti ir tas pats laimas ir kitos tokios lygos, herpesas kažkoks aktyvus tam fone, arba gali būti sisteminės autoimuninės lygos kažkokios, ten raudonoji vilkligė ir visa kita. Tai va, dar vienas klausimas, kaip sumažinti aukštą homocisteiną. Čia yra metilinimo sutrikimas, dažniausiai susijus su B6, B9, B12 vitaminų trūkumais ir labai daug aš skiriu dėmesio homocisteinui savo programoje, nes tai yra labai svarbus uždegimo markeris, kuris ne tik vertina būtent tą metilinimą mūsų organizme, bet to pačiu tai yra ir toksinė amino rūgštis, kuri pažeidžia mums kraujagyslės. Ir mūsų laboratorijos normos yra labai labai plačios. Ten yra nuo 0 iki 15 ar 20, optimumas yra nuo 5 iki 7,5. Tai vat būtinai reikia laikyti homocisteinų tokiam pakankamai siauram diapazone, kad būtų sveikiems. Tai papildams B9, B12, geležiai, baltymai, kaip pakelti feritiną. Ir tai yra viskas per virškinimą ir per visus šitos dalykus aiškinimas programos metu. Prisijungti galite jau dabar, vietų liko nedaug. Nuėjai mano puslapį margaritamun.lt, gražių ir sveikų plaukų paslaptis. Pasirinkite planą pilnatis ir mes bendrausime toliau. Galėsime ieškoti atsakymų. Ir paskutinis blokas yra kiti klausimai, kurie kaip ir galbūt neįsipaišė į tas 3 pagrindinės kategorijas.
Kaip išgydyti dilgėlinę? Dilgėlinė tai yra dažniausiai susijęs su histaminu. Tai histaminas pas mus yra kartais yra arba jo perteklius, arba sutrikęs neutralizavimas, tai čia gali būti susiję su tais pačiais metilinimo procesais. Ne? Tai yra ir DAO fermentas mūsų virškinamajam trakte, jisai formuojasi, tai bet kokie virškinimo sutrikimai gali jau slopinti DAO fermento susidarimą, kai mes valgom maistą, kuriame daug histamino. Gali būti visi fermentuoti produktai, tai gali būti sūriai kažkokie, ten vytinti produktai, negi tas pats faršas, kuris, bet koks produktas, kuris truputį ilgiau pagulėjo, jau gali turėti daugiau histamino. Arba tai yra sutrikęs neutralizavimas susijęs su fermento N-histamin metiltransferaze. Tai yra priklausomi nuo B vitamino. Tai mes turėtume pasižiūrėti, kur ten gali būti problema. Ir aišku, histaminas, bazofilai, eozinofilai žiūrim, putliosios ląstelės, tai bazofilų padidėjimas kraujyje, ir tai ir galim sakyti toks jau putlių ląstelių aktyvacijos rodiklis irgi. Tai putliosios ląstelės, juose ir yra histaminas. Tai stabilizuoti membranas reikia, kad iš membranų neiškristų visi tie uždegiminiai neuromediatoriai, skaitant histaminą ir kitus. Vienas iš tokių natūralių antihistamininių yra kvercetinas, bet kvercetiną labai svarbu vartoti su kitais antioksidantais, pavyzdžiui, su vitaminu C arba su N-acetilcistinu, tokia kombinacija tam, kad jisai turi tokį paradoksą tapti prooksidantu. Kokia vario forma yra geriausia įsisavinimui? Ar jį reikia gerti su kažkokiu kitų elementų kartu? Vario pasisavinimas yra pakankamai sudėtingas, toks pat sudėtingas kaip ir geležies. Todėl aš visgi galvočiau ne apie vario formą, galvočiau apie ar pakanka vario maiste, ar vartojat organų mėsą, sakykime, kepenys daugiausia turi vario. Jeigu nevalgot kepenų, tai tada mes galvojam apie chlorofilą ir taip pat chelatinės, sakykime, jeigu mes kalbam apie vario formas, tai yra chelatinės formos, bet irgi reikėtų atsargiau. Varis, kaip ir geležis, yra toksiniai metalai. Vario trūkumas, kaip ir geležies, feritino sumažėjimas, gali būti susijęs su prastu baltymo pasisavinimu. Dėl to, kad feritinas yra baltymas ir suriša geležį, ir yra ceruloplazminas, tai yra baltymas, kuris suriša varį. Ir kartais vario trūkumas yra ne dėl to, kad ten to laisvo vario trūksta, dėl to, kad baltymo yra mažai. Tai gali būti ir su tuo susiję. Tai bendrą baltymą galim pasižiūrėti, kaip pas mus, ko programą atlikti, pasižiūrėti, ar baltymas normaliai virškinasi. Taip, ar stresas per intensyvus sportavimas gali sukelti nereguliarias mėnesinės? Taip, žinoma, gali. Ypač jeigu jūs stipriai sumažinat kalorijas, tiesiog čia yra apsauginė organizmo reakcija tokiam strese, tikrai jisai negalvos apie reprodukciją kažkokią. Kam mums vaikai, jeigu mes turim pastoviai bėgti nuo kažkokio liūto ir labai dažnai profesionalos sportininkai, atletai, moteris gali susidurti su atleto triada, sportininko triada, tai yra osteoporozė, mitybos sutrikimai ir amenorėja. Tai tikrai reikėtų pagalvoti, ar verta tiek sportuoti, kad jūsų jau organizmas jums šaukia, siunčiant signalą, kad yra sutrikęs ciklas, ar dingo mėnesinės, kad jau reikėtų biškį stabdyti. Kelios sąnarių, šitą jau atsakiau, ar tikslinga pirmoji dienos pusė valgyti tik angliavandenius ir privengti riebalų iki pietų? Ne, neteisinga, aš visada už normalią lėkštę, galbūt tik tais jo struktūra truputį keičiasi, visgi per pusryčius pirmenybę turi atiduoti riebalams, baltymams, skaidulos ir nedideliam kiekiai angliavandenių tokių sudėtingų. Jau per pietus galima tų angliavandenių daugiau, o vakare čia mes žiūrim sutrikę mūsų cirkadiniai ritmai, jeigu mes ten blogiau miegam, blogiau užmiegam, tada galim daugiau biškitų kompleksinių angliavandenių įtraukti vakarais. Aš mėgstu šakniavaisius visokius, ten batatą, ropę, burokėlis, morkos, viskas tai krapmalinga, bet gali biškį stabilizuoti gliukozės lygį tam, kad nebūtų hipoglikemija naktį, nes jeigu hipoglikemija naktį, tai dažniausiai jūs ir atsibundat. Taip,
Ir programos metu, šiaip aš neskaičiuoju kalorijų, nežinau, aš manau, kad tai yra kelias į mitybos valgymo sutrikimus. Jeigu vietoj to, kad mėgautis maistu, kai jūs valgot, jūs ten bandot kažką įsivesti ir paskaičiuoti kalkuliatoriui, kiek čia yra, ir bijot to maisto, kad kažko daugiau nesuvalgyti ar mažiau. Tai lėkštės taisyklė labai yra paprasta. Ir programos metu pirmą savaitę bus lėkščių inspekcija. Tai va, iškart jau galėsim pasižiūrėti, ar jūs pakankamai valgot skaitalų, ar jūs pakankamai valgot baltymų, ar jūs pakankamai valgot riebalą, kaip atrodo jūsų pusryčiai, kaip atrodo jūsų vakarienė ir galėsiu jums duoti savo rekomendacijas. Kada ir kiek reikėtų valgyti vaisių, kad užtikrinti poreikį, bet ne perdauginti? Atsargiau reikėtų su saldžiais vaisiais ir bet kokį vaisių jūs pasirinktumėt, reikia rinktis laiką po valgio. Ne? Tai vad, kas skaitė gliukozės revoliuciją, tai jūs tikrai jau žinot, jį tai vadina aprengti angliavandenius, put the clothes on your carbs. Aš tai visada sakau, sukurkit parašiutą skrandyje, tam, kad jau kažkas būtų skrandyje, kad jūsų gliukozė taip stipriai nekiltų, tai vaisių turėtumėte vertinti kaip desertą. Ne? Pavalgyt pagrindinį patiekalą ir tada suvalgot. Ne ant tuščio skrandžio, tai nėra geras užkandis. Tai žinau, kad vasarą dabar norisi tik ant uogų gyventi, bet tai nėra labai sveika. Dėl to būtent ir nepalaikau jokių vaisių sulčių detoksų. Nepalaikau vaisių sulčių, tikrai ne. O jeigu darom smūzius, tai vis tiek pagrindą turi sudaryti daržovės, o vaisius gali biškį tokio natūralaus saldumo duoti. Taip, ir primenu, jeigu jūs norit gauti mano detoks smūzių meniu, galit pasidalinti bet kokiu mano postu, bet būtinai stories mane užtaginkit ir tada automatiškai jums ateis vienos dienos meniu detoksas, smūzių detoksas, kuris labiau daržovių pagrindų yra sudarytas. Kokia mano nuomonė apie dry brushing? Puikia nuomonė, nes mes turim, kai mes galvojam apie detoksikaciją, labai dažnai galvojam tik apie kepenis, apie ten galbūt jau žmonės, tie, kurie pažengė, galvoja apie žarnyną, bet mes turim kvėpavimą, mes turim prakaitą, mes turim tuštinimąsi, mes turim šlapinimąsi ir mes turim limfą. Visi tie keliai padeda mums detoksikuoti. Tai dry brushing su šepečiu, sausu, rytais, nes toks energizuojantis yra poveikis jo, labai suaktyvina limfą, iš kitos pusės padeda mūsų odai, nes per odą mes irgi normaliai paskui galim pašalinti toksinus, nuima tą kietesnį suragėjusį sluoksnį ir taip palaiko mūsų sveikatą. Tai aš tik už, tikrai taip. Maisto netoleravimo testas, ką galvojate, ar tai geras įrankis? Atskirkim du dalykus. Yra maisto netoleravimas ir jautrumas maistui. Visiškai du skirtingi dalykai. Kai mes kalbame apie netoleravimą, tai reiškia, jūs neturit kažkokio fermento suvirškinti kažką. Ne? Tai vat, pavyzdžiui, yra laktozės netoleravimas. Jūs tiesiog neturit laktazės suvirškinti laktozę. Ir pienas be laktozės tiesiog turi to fermento sudėtyje ir ten nėra, sakykime, tos laktozės. Tai čia yra netoleravimas, tai nėra susijęs su jūsų imunitetu, bet labiau su fermentų trūkumu. O jautrumas maistui, čia jau mes vertinam jūsų imuninę reakciją į maisto produktus. Yra matuojami imunoglobulinai G, tai vadinasi uždelsta alergija, alergija trečio tipo, nes būna paprasta alergija, dažniausiai pasireiškinti iš karto, suvalgėte uogą, ne kažkokią ir jums raudoni žandai ar dilgėlinė, o būna uždelsta. Tai va čia gali būti jau susijęs su tokiom autoimuniniais susirgymais arba su kitais dalykais, kurie sunkiau yra vertinami, nuovargiu, fibromialgija, galvos skausmai, miego sutrikimai. Tai va čia yra tyrimas, kuris gali pamatuoti. Ir šiaip aš rekomenduoju, jeigu nenorite ten žaisti su autoimuniniu protokolu, tai va Timo Pro, tie tyrimai, kurie vertina jūsų reakciją į antigenus šitam maiste, gali tikrai sumažinti autoimuninių ligų apsireiškimą. Primenu, autoimuninėms ligoms irgi skiriam labai daug dėmesio, nes tai yra ir žarnyno palaikymas, bet tuo pačiu ir ta individualizuota, personalizuota mityba.
Taip. Paaiškėjo, kad artimajam Žilberio sindromas, kokie pagrindiniai mūsų veiksniai turėtų būti. Tai Žilberio sindromas tai yra detoksikacijos sutrikimas. Tai, galim vadinti liga, galim vadinti tiesiog, žmogus gimė su sulėtėjusiu fermentu. Tai pavyzdžiui, žmonės, kurie turi MTHFR, tas fermentas MTHFR kai kurie, tai irgi toks pat fermentas, kuris yra sulėtėjęs. Mes tai nevadinam liga, bet pasekmės yra tikrai. Tai Žilberis yra irgi sindromas, bet gali būti pasekmės. Kokios pagrindinės pasekmės? Tas fermentas, kuris yra sulėtėjęs, jisai detoksikuoja pagrindę visus vaistus, alkoholį, estrogenus, bilirubiną. Ir dėl to mes matom padidėjusi bilirubiną, estrogeno dominavimą, sutirštėjusią tulžį, polinkis į akmenų susidarimą, pilvo pūtimus ir visą kitą. Tai dirbam su tulžies pūslės palaikymu, orsidosicholė rūgštis, kartuminai, lecitinas, pakankama hidratacija. Žmonėms nerekomenduojame badauti, niekada, dar sulėtėja labiau šitie fermentai. Ir negalima intensyviai sportuoti, nes viskas, kas gali dar labiau lėtinti šitą fermentą, gali turėti neigiamų pasekmių. Netiesioginis bilirubinas, kuris dažniausiai būna padidėjęs Žilberio sindromo atvejais, jis yra toksiškas mūsų ypač nervų sistemai, tai irgi gali būti ir tokios simptomatikos iš tos pusės. Gyventi galima, tikrai, bet reikia būtinai mažinti šitą bilirubiną, kad jisai būtų bent jau ten protų ribose. Aš jau nesakau, kad jisai būtų super ten normalus, kaip ir žmonės, kurie neturi šito sindromo, bet tikrai turėtų būti iki 20, ne aukščiau. Plaukų įauginėjimo priežastis, vitamino C trūkumas gali būti, nes tada plaukai taip susisuka ir paskui gali augti. Kokia priežastis gali būti dažnai besiriebaluojančių plaukų? Čia gali būti mikrobiomos sutrikimas. Visą pirmą savaitę mūsų programos Gražių sveikų plaukų paslaptis yra skirta plaukams. Pleiskanos, besiriebaluojančia oda, seborėjinis dermatitas, plaukų slinkimas, lūžinėjimas. Tai tikrai gausit visus atsakymus, kas liečia plaukų. Ir dar noriu paminėti, kad mes, kai darėm pirmą programą, turėjom labai fainą live su gydytoja dermatologė, kuri paaiškina visus ypatumus plaukų procedūrų. Tai Dr. C ir PRP, ko skiriasi, kada galim naudoti, kokių rezultatų galim tikėtis. Tai šis įrašas yra taip pat prieinamas programai. Visuose tarifuose yra prieinamas, tai tikrai gali jums atmerkti akis, kodėl tik procedūros neveikia. Tai aš baigiau klausimus čia, nors praėjo valanda, bet atsakysiu, žinau, galbūt yra kažkokių, jeigu bus tokie pat klausimai, kuriuos jau atsakiau, tai jau nebeatsakinėsiu, nes paklausykit tada įrašo, nes įrašas bus. Žinote, kodėl organizmas gali nepasisavinti geležies? Tai gali būti dėl virškinimo įvairių sutrikimų, pradedant nuo jūsų skrandžio, gastritai, atrofija, helikobakteris, žemas skrandžio rūgštingumas dėl hipotireozės, ten dar kažkokių priežasčių. Gali būti didelis praradimas. Taip, moteris susiduria su gausiu mėnesinėm, tai irgi tikrai gali turėti įtakos, bet aš vis tiek žiūrėčiau ir pasisavinimą. Live neturėjo būti apie raudonus taškelius. Apie raudonus taškelius aš parašiau atskirą postą, todėl, kad aš žinojau, kad vėl klaus. Tai apie raudonus taškelius net nerašiau. Kaip padinti feritiną? Jau atsakiau, kad reikia dirbti su virškinimu, skrandis ir pradėti nuo paprastų tyrimų. Jeigu tai yra problema, su kuria jūs susidurite pastoviai ir vartojat papildus, jums paskui vėl krenta, kviečiu į programą, nes ten aš pasakosiu apie tos papildomus tyrimus, kurių gydytojai dažniausiai nedaro, išrašo papildus, o reikia žiūrėti
kad tikrai nepraleisti kažkokios rimtos kitos patologijos. Ne? Kartais tikrai būna taip, kad labai gausios mėnesinės, tada tikrai geležies papildų vartojimas galbūt mėnesinių metu yra pateisinimas, bet mes virškinimą vis tiek turime vertinti. Taip. Ar gali būti, kad ilgalaikis antihistamininių vaistų vartojimas dėl alergijos prisidės prie mažesnio rūgštingumo skrandžio, gali veikti sekreciją? Taip, gali greičiausiai, tik reikia prisiminti, nes H2 tie histamino blokatoriai irgi yra kaip omeprazolis mažina, bet galbūt tie antihistamininiai vaistai nebūtinai būtent tos receptorius veikia, galbūt ten yra kitokie, gal H1, čia reikėtų dar pasidomėti. Bet vėlgi, ką mes darom? Mes tik blokuojam receptorius, kai vartojam antihistaminius, mes nemažinam histaminą. Histaminas plaukioja ten pat, bet dėl to, kad negali susirišti, neturi to poveikio. Bet kūne jisai vis tiek yra. Ar konsultuoju vaikus? Ne, vaikus aš nekonsultuoju nuo 18 metų ir tik tada, kada žmonės patys prašo ir tik dabar tada, kada jie jau praeina mano programą, gauna bazinių žinių, tik tada priimu konsultacijai. Nes taip dirbti visada yra efektyviau. Kartais net paskui nereikia mano konsultacijos, viską išaiškina programos metu ir mato pokyčius. Tai dėl to ir esu labai už tokią edukaciją, savišvietą, nes kitaip neišeis. Konsultacijos metu neįmanoma gauti 15 valandų medžiagos. Ar rekomenduočiau gerti papildomus virškinimo fermentus, neturint tulžies pūslės? Tikrai taip, su tulžimi. Oxbile dažniausiai ten yra. Ir tokie fermentai, kurie jau ten, jeigu ten iHerbe pasižiūrėsit, yra Mercolas, yra gallbladder enzymes. Tai ten yra lipazės, ten yra Oxbile. Galite šituos, bet galite pagal sudėtį pasižiūrėti ir kitus. Ar yra galimybė išnaikinti polipus iš gimdos? Turėjau vieną klientę, kuri po kelių mėnesių numetė labai daug svorio ir tuo pačiu sakė, kad išnyko polipai. Tai reiškia, pokyčiai mitybos gali turėti įtakos, bet vieno žmogaus istorija nereiškia, kad ir kiti žmonės turės tokią pat istoriją. Mes visi turim savo kelią, niekada nereikia savęs lyginti su kitais. Vienam padėjo, galbūt man padės, galbūt jums nepadės. Tai todėl labai svarbu turėti kantrybę, meilę savo, nes viską turim daryti iš tos meilės. Ir rūpinti savo kūnų, rūpinti savo sveikatą. Ir kantrybė labai yra svarbu. Ar tikslinga daryti tyrimus FSH ir LH, kad žinoti apie artėjančią menopauzę? Taip, pagal FSH mes jau galim, tai vienas iš tokių pagrindinių tyrimų, FSH, jeigu jis jau ten apie 10, tai mes galim jau pasakyti, kad jau bando išspausti mūsų pakumburis, mūsų liaukas, kad daugiau gamintų, nes visada yra toks ryšys, kuo aukštesnis mūsų pagumburio hormonas, tuo yra silpnesnė periferija, tas pats liečia skydliaukės. Kol TTH aukštesnis, tai reiškia tingesnė yra skydliaukė. Tai kuo FSH aukštesnis, tuo tingesnės kiaušidės. Tai FSH 10 jau taip reikėtų susimastyti, ir ten apie 25 jau taip galima įtarti menopauzę, bet menopauzė yra nustatoma retrospektyviai, kai nėra mėnesinių, 12 mėnesių. Tai todėl diagnozę tokią jūs neišgirsit, kol jūs turite tokius pakraujavimus, jeigu jie yra. Turi būti 12 mėnesių iš eilės be mėnesinių. Linkėjimai iš Meksikos. Oi, kaip fainiai. Taip, ką aš galbūt praleidau. Tuoj dar pasižiūrėsim. Labai skilinėja nagai, sluoksniuojasi, kaip pašalinti šią priežastį. Tai atkreipčiau dėmesį vėlgi jūsų baltymų pasisavinimą, nes tai irgi gali būti susiję. Plius omega 3. Kaip suvaldyti psoriazę? Psoriazė yra autoimuninė liga, tai valdom per imuniteto sureguliavimą, vis tiek per žarnyną. Per darbą su pralaidžiu žarnynu, per darbą su kortizoliu, insulinu, per mitybą, kuri tinka tik tais jums, išimant tuos produktus, kurie gali potencialiai hiperaktyvuoti jūsų sistemą.
Ar yra natūralių būdų, kaip sumažinti testosterono kiekį kraujyje moteriai? Na, reikėtų išsiaiškinti, kodėl pas jūs yra aukštas testosteronas. Bet šiaip, reikėtų, aš nenorėčiau duoti kažkokių rekomendacijų, nes tai būtų ne tie principai, kaip aš dirbu. Aš nedirbu su žodžiu kaip, nes kaip yra pakankamai lengva, o klausimas kodėl yra svarbesnis ir netoks lengvas. Bet kai mes atsakom į kodėl, tada labai lengva rasti atsakymą į klausimą kaip. Tai vad, aš labiau linkusi dirbti su kodėl. Ir jeigu tai yra ir jūsų noras dirbti su kodėl, o ne su kaip, o ne tik kaip malšinti simptomą, kaip kažką sumažinti, nes čia yra alopatinis požymis. Aukštas kraujo spaudimas, tabletė nuo spaudimo. Aukšta gliukozė, metforminas. Aukštas cholesterolis, statinas. Skauda galva, galim nukirsti galvą, nėra galvos, nėra problemos. Tai vat, vėlgi mes galvojame apie priežastis. Ne visada taip lengva surasti. Kartais ir man tenka, sakykime, pripažinti, kad aš nežinau ir tai yra normalu. Bet net nebandyti ieškoti priežasčių, čia aš manau didelė yra klaida. Tai aš kviečiu tuos, kurie nori ieškoti priežasčių. Ir aš būsiu šalia, padedant jums išsiaiškinti apie priežastis ir kartu eiti. Ir aš žinau, kaip yra sudėtinga, kai nežinai jau kur kreiptis, jau norite mokėti bet kokius pinigus, jau tas nusivylimas, kad viskas ten arba nuverčiama arba amžiui, arba stresui, bet sveikata negerėja. Tai šansas kažkoks vis tiek yra, surasti tas priežastis, jaustis geriau, tada, kada mes bandom surasti kartu. Aš galiu pasiūlyti savo žinias, savo įsitraukimą, o jūs savo norą, motivaciją, discipliną. Kodėl būna bloga nuo omega-3 vartojimo? Toks įdomus klausimas, bet būtent toks raugiamas po riebalinio maisto ir omega-3 netoleravimas yra hipotoninės tulžies rūgšties požymis. Hipotoninė, jinai tokia įsitempusi, blogai pasišalina iš jos tulžies. Tai čia vidurių užkietėjimai dažnai būna irgi kartu su tokiu požymiu. Už ar prieš drastišką organizmo valymą su ricina, sienos lapais? Prieš sienos lapai sukuria uždegimą žarnyne ir tokiu būdu stimuliuoja tą peristaltiką. Aš prieš, ne, tikrai ne. Tai labiau mes norim ilgalaikio poveikio, ne tik tai dienai. Nepalaiko. Po gimdymo laktacijos labai žemas prolaktinas, žemiau normos. Taip pat įdomu, kodėl. Aš nežinau, pavyzdžiui, prolaktiną pas mus slopina dopaminas. Gal pas jūs yra labai daug dopamino, todėl jis yra prislopintas. Aš visgi čia labai mėgstu endobiogenikos požiūrį. Mes žiūrim ne tik skaičiuką kraujyje, o mes žiūrim į jo aktyvumą. Pavyzdžiui, jūs galite turėti žemą prolaktiną kraujyje, bet jūs turit labai daug receptorių ir to nedidelio prolaktino kiekio jums pakanka tam, kad būti sveikai, funkcionuoti gerai. Bet būna, kad jūsų ten, sakykime, histaminas yra, kaip pavyzdžiui, histaminas aukštas, o receptorių yra mažai, tai tada histaminas nedaro poveikio, nors jau skaičiukas kraujyje ten, sakykime, gali būti aukštas. Tai čia labai rekomenduoju konsultacijas su endobiogenikais, jeigu įdomu pažiūrėti būtent hormonų aktyvumą ir sąsąją su nervų sistemomis. Bet stipriai nepergyvenčiau čia. Ar galima vartoti omega-3 ištisai? Galima valgyti ir žuvę, nebūtinai reikia vartoti papildus. Jeigu valgot riebę, laukinę žuvę, smulkę 2-3 kartus per savaitę, aš manau, tai net gali pakeisti papildus. O omega-3 jau mes galim terapiškai naudoti. Cholesterolio, sakykime, ten kažkokių apykaitos ten sutrikimams. Taip. Prašau, tikiuosi, kad gavote atsakymus. Ar galima suvalyti rožinę?
Apie rožinę turiu vieną įrašą pas save blogė, tai yra 3 problemų, 3 disfunkcijų problema. Tai dažniausiai yra mikrobiomų sutrikimai, tai yra mūsų imuninės sistemos, nes labai daug yra uždegiminių citokinų odoje, tai toks uždegimas įsivysto, plus yra žarnynas. Ir labai yra daug mokslinių straipsnių, kurie suriša SIBO, tai yra bakterijų išvešėjimo sindromą, su rožinė. Ne? Tai asociacijos yra. Ne priežastinis ryšys, bet asociacijos. Tai reikėtų žiūrėti, vis tiek reikia dirbti su keliais specialistais, tai reikėtų tikrai dirbti su dermatologu, reikėtų dirbti ir su gastroenterologu, nutriciologu, sakykime, reikia žiūrėti tikrai virškinamąjį traktą ir žiūrėti, kokie pokyčiai yra. Kaip atstatyti žarnyną po antibiotikų? Aš visada rekomenduoju net antibiotikų vartojimo metu vartoti Saccharomycetas boulardii. Tai yra tokios mielės, toks grybelės, kuris patogenus surenka ir tranzitų praeina juos ir pašalina, tam, kad neįsivystytų diarėja. Bet po antibiotikų mes norim tikrai tokių plačio spektro, sakykime, tų probiotikų, kad būtų ir bifido, ir lakto, ir galbūt sporų probiotikai, tai galite tikrai mėnesį kokį pavartoti. Ir fermentuotas maistas, nepamirškite. Polipas tulžies pūslėje, į ką atkreipti dėmesį? Į tulžies sąstingį, nes dažniausiai ten, kai vyksta tokie sąstovio procesai, ir kitas dalykas, į estrogenus ir insuliną. Ne? Tai yra 2 hormonai, kurie yra anaboliniai, auga viskas. Padidėjusi šlapimo rūgštis, tai yra metabolinio sindromo dažniausiai požymis. Matom, ir greičiausiai gliukozė bus jau ten paplaukusi, ir cholesterolis bus irgi jau negeras. Mažinti mes galim tik sutvarkius mitybą, normalizavus svorį ir darbas su žarnynu. Vėlgi dėl to, kad šlapimo rūgšties kristalai pagrindė išeina su išmatomis ir kažkiek su šlapimu. Tai irgi kompleksinis požiūris. Ar galima pas jūs nupirkus kursą jaunatis vėliau įsigyti konsultaciją? Galima, taip. Ir aš minėjau šiandien ar webinaro metu, man daug lengviau dirbti su žmonėmis, kurie ateina jau su baziniu supratimu. Tų visų procesų yra daug daugiau motyvuoti, dėl to, kad supranta, kodėl jie tai daro, ne dėl to, kad aš jiems pasakiau. Jie pagaliau pamatė sąsajas ir suprato, jiems galbūt trūksta kažkokių taškų sudėliojimų. Tai tada mes jau tuos dalykus išaiškinam konsultacijos metu, tyrimus galim pasižiūrėti. Tai po programos taip. Kas įtakoja prolaktino didėjimą, ką vertėtų pasitikrinti? Prolaktinas būna ir streso hormonas, gali dėti streso metu, hipotireozė, estrogenų dominavimas, dopamino trūkumas arba prolaktinoma. Tai reikėtų žiūrėti visur. Galbūt 800, vis tiek reikėtų nueiti pas endokrinologą, bet kokią. Live bus išsaugotas. Kaip paskatinti plaukų augimą? Visų pirma, išsiaiškinti, kokius yra priežastis. Dėl to mes ir programą ir darom tyrimus. Ir vertinam ne normą, funkciškai. Ir galiu iš savo pusės, kiek jau programos metu mes darėm tyrimų, B vitaminai beveik pas visus yra žemi. Feritinas toks, jeigu ne visai ten trūkumas, tai irgi nepilnai atsistatęs, bet yra galimybė didinti feritiną be geležies papildų. Tik dirbam per žarnyną ir su papildais, kurie neturi tokio agresyvaus šalutinio poveikio kaip geležis. Ir išsiaiškinti, kodėl pas jūs lėtai auga. Tai ta pati hipotireozė, kaip jau minėjau, gali sulėtėti visi procesai, įskaitant ir augimo fazę mūsų plaukų cikle. Žinant priežastį, galim surasti atsakymą. Kaip sumažinti kortizolį ir kaip pastatyti nervų sistemą. Čia aš negaliu pusvalandžio paskaitos, kaip sumažinti kortizolį, iš naujo jums paskaityti, bet
vienas būtų patarimas, kad mes galime mažinti kortizolį per kvėpavimą. Dėl to, kad ilgas kvėpavimas, kuris ilgesnis negu įkvėpimas, aktyvuoja mūsų parasimpatinę nervų sistemą, kuri yra mūsų, jeigu prisimenant, atsipalaiduok ir valgyk. Tai kortizolis sumažėja tada, kada mes reguliariai, gali būti ne pusvalandis, bet reguliariai taikom kvėpavimo pratimus. Sumažės ne tik kortizolis, pagerės virškinimas. Gal galite paaiškinti terminą blogas tulžies nutekėjimas? Galiu. Blogas tulžies nutekėjimas gali atsitikti dėl keleto priežasčių. Trūksta tulžies. Taip, kepenys negamina pakankamai tulžies. Gali būti pas jūs tulžies pūslė hipertoninė, tokia suspausta ir nenori išleisti tulžies, arba tokia tingi išsitiesusi tokia, ir kartais būna ir anatominiai tokie užlenkimai, ne? Tai tada irgi neišleidžia tos tulžies. Būna jinai tiršta, būna ten sladžias, būna akmenys. Tai vat visą tai gali įtakoti. Būna ir tulžies latakų diskinezija, tiesiog toks nepraeinamumas, galima sakyti, dėl skirtingų priežasčių. Nu ką, kiek čia yra? 90. Gerai. Vieną klausimą kokį nors pasirinksiu. Jau apie refliuksą kalbėjau, apie geležį kalbėjau, apie feritiną kalbėjau, apie visus. Va, nu gerai, paskutinis, kaip naikinti pylori bakteriją be antibiotikų. Aš jau ir webinarų metu minėjau, kad jeigu jūs pasidarot gastropanel tyrimą ir ten yra uždegimas ir jis yra dėl pylori, aš nerekomenduoju eksperimentuoti su fitopreparatais, nes tai yra labai spari bakterija, kurią net antibiotikai būna neišnaikina. Tai tada jūs taikot paprastą schemą, omeprazolis, galbūt šitas bismutas ir 2 antibiotikai. Po mėnesio, kai baigėt kursą, būtinai darot išmatų tyrimą pylori antigenas. Jeigu bakterija yra, vėlgi nustatomas išmatų, bet gastropaneliai uždegimo nėra, tada galim pažaisti su fitoschemomis. Fitoschemą duodu virškinimo paskaitoje programos metu. Tai labai tikiuosi, kad šiandien sužadinau jūsų smalsumą, interesą. Kviečiu vėlgi tos, kurie nori būti jauni, sveiki, nori ieškoti priežasčių, o ne malšinti simptomus, ateiti į programą. Taip, mano programa visos paskaitos yra įrašai. Tai jūs galite prisijungti tada, kada jums patogu, vakare, per pietus, išeina 3 kartus per savaitę, pirmadienis, trečiadienis, penktadienis. Tai jūs galite, sakykime, jei pirmadienį galite antradienį pasižiūrėti arba iš vis padaryti maratonas savaitgalį, peržiūrėti visas paskaitas ir jau mes čiate, ten, sakykime, jei turit klausimų, visada galėsit užduoti. Tai jums tikrai nėra įsipareigojimo žiūrėti visą tai live ir tuo labiau, kad mes turim tikrai ilgą laiką, jeigu pati programa yra numatyta 5 savaitėm, bet jūs turit prieigą prie medžiagos nuo 2 iki 3 mėnesių priklausomai nuo to, kokį tarifą pasirinksit. Tai tikrai per 2 ar 3 mėnesius jūs galite ne po vieną kartą peržiūrėti visas tas paskaitas, pamokas. Ir kai aš sakau pamokas, tai yra praktinės schemas, praktiniai patarimai, o ne kažkokia ten teorija, kurią nemėgstu. Tokios mėgstu praktinis dalykas. Tai va. Gerai, labai ačiū, kad jūsų buvo čia 220 kažkiek ten vienu metu. Sveikatos visiems, pasimėgaukit vasarą, liko pusė ir nepamirškite apie miegą. Vasarą sunkiau nueiti miegoti. Gerai, ate, tiesa.